Sveiki, aš Ugnė. Šiandien jums papasakosiu apie teorijos egzamino eigą regitroje, kaip užsiregistruoti į egzaminą, kaip tinkamai jam pasiruošti ir ką verta žinoti prieš atvykstant. Neabejoju, kad pažiūrėję šį vaizdo įrašą, ne tik žinosite atsakymus į šiuos klausimus, bet ir jausitės ramesni. O egzamino dieną nebereikės jaudintis, jog kažką pamiršote. Pradėkime. Jei norite užsiregistruoti į teorijos egzaminą, paieškos laukelyje įveskite regitra.lt. Mūsų puslapyje rasite skiltį paslaugos. Tuomet matysite egzaminai ir spauskite teorijos egzaminas. Pamatysite registravimosi ir atšaukimo tvarką. Spauskite registruotis. Prisijunkite per elektroninius valdžios vartus ir dar kartą patvirtinkite, kad norite laikyti teorijos egzaminą. Tuomet beliks pasirinkti norimą kategoriją, vietą, kur laikysite egzaminą, bei jums tinkamą datą ir laiką. Spauskite registruotis. Registracija sėkminga. Netrukus jums atsiųsime pranešimą apie egzamino patvirtinimą. O kol laukiate, kviečiame apsilankyti Regitros svetainės patarimų skiltyje ir peržiūrėti naudingus patarimus ruošiantis egzaminui. www.regitra.lt. Belieka tik ramiai laukti egzamino datos. Į egzaminą atvykite bent 20 minučių anksčiau ir nepamirškite su savimi turėti šių dokumentų: asmens tapatybės dokumentą, pirmosios pagalbos pažymėjimą ir medicininę vairuotojo pažymą. Tiesa, medicininę pažymą Regitra gauna automatiškai iš e-sveikatos. Todėl atskirai jos pateikti nereikia. Nepamirškite iš anksto pasirūpinti, kad ji būtų galiojanti. Atvykę į klientų aptarnavimo salę, eilių valdymo terminale, pasirinkite paslaugą teorijos egzaminas ir pasiimkite atspausdintą eilės numerį. Palaukite, kol jūsų numeris pasirodys švieslentėje ir galėsite prieiti prie jums priskirto langelio. Pateikite dokumentus, pasirašykite prašymo formą bei sumokėkite už teorijos egzaminą. Darbuotojas jums parodys, kur palikti asmeninius daiktus bei kur galite palaukti, kol būsite pakviesti į egzaminą. Rakinamoje spintelėje pasidėkite visus daiktus. Su savimi pasilikite tik asmens dokumentą. Darbuotojas pakvies užeiti į klasę, patikrins jūsų tapatybę ir norės įsitikinti, ar neturite neleistinų daiktų. Susiraskite kompiuterį, pažymėtą jūsų vardu ir pavardę, bei atsisėskite. Patvirtinęs jūsų tapatybę, Regitros darbuotojas supažindins jūs su egzamino eiga bei atsakys į kylančius klausimus. Egzamino metu negalima naudotis mobiliaisiais telefonais ir kitomis informacijos priėmimo ir perdavimo priemonėmis, negalima kalbėti su kitais, dėvėti lauko rūbų, kepurės ar kitų galvos apdangalų. Atkreipiame dėmesį, kad egzaminai yra filmuojami. Pastebėjus nesąžiningą elgesį, egzaminas bus nedelsiant nutrauktas. Laikant populiariausią B kategorijos teorijos egzaminą, jums reikės atsakyti į 30 klausimų. Jei norite įgyti papildomą kategoriją, prie pagrindinių klausimų jums bus pateikiami 5 papildomi, susiję būtent su pasirinkta kategorija. Egzamino laikas skaičiuojamas labai paprastai. Turėsite tiek minučių, kiek yra klausimų. Į klausimus nebūtina atsakyti iš eilės. Jei nežinote atsakymo, klausimą galite praleisti ir prie jo sugrįžti vėliau. Pasibaigus egzaminui, visi jūsų atsakymai automatiškai išsaugomi, o ekrane iškart parodomas rezultatas. Klausimas laikomas atsakytų teisingai tik tuomet, jei pasirinkote visus teisingus atsakymus. Svarbu pastebėti, kad jų gali būti daugiau nei vienas. Tuo tarpu, jei nepažymėjote visų teisingų atsakymų arba pasirinkote bent vieną klaidingą, tuomet atsakymas laikomas neteisingu. Norint išlaikyti egzaminą, turite teisingai atsakyti ne mažiau nei 80% klausimų. Teigiamas teorijos egzamino rezultatas galioja tol,
kol bus išlaikytas praktikos egzaminas. Tačiau neilgiau kaip 1 metus. Nepraleiskite šio termino, kad nereikėtų kartoti egzamino. Jeigu jums nepavyko, nenusiminkite. Pakartotinai teorijos egzaminą galėsite laikyti po 7 kalendorinių dienų. O jei išlaikėte, sveikiname! Susitiksime praktikos egzamine. Apie jį plačiau papasakosiu kitame vaizdo įraše.